Sveiki. Lietus pralyja visą naktį. Daugiau mažiau. Ir lyn toliau. O mes varom. Atsidarysim aikštelę, sulėksim su mikro iki garažo, biškį pravalysim ir varysim atiduoti, pasimt keduką. Nu va, Orlenė. 1.4.3 dizelis, 1.3.8 benzas. Ką žinau. Nu, pažiūrėsim, kiek cirklė kuras. Jo, cirklė. Euras šiam dizelis, euras kiam 8 benzas. Biškis skirtumas. Nu štai, mes ir čia išvažiavom pernai, o grįžom šiemet. Grįžom dabar. Pernai išvažiavę. Gerai. Einu rakintis. Viskas vietoj savo. Einu rakintis, eisim žiūrėti, ką čia daryti, bet prieš tai, sakau, važiuosim su šituo biškiu čia. Pravalysim ir varysim atiduoti. Ho. Būtų dar gerai ir kavikės atsigerti. Kol dabar čia taip ramu, jau čia išgerkim kavytės greitai. Nes ir iš tikrųjų noris kiek dienų to nedaryta. Kiek tų dienų? 2. Taip. Kur ta kava? Va. Tai va, tokie va reikalai. Susitvarkysim su mikriuku ir paskui eisim paskaičiuoti kurmiai. Tai va, pagalvojau, kol kavą atsigersim, tai čia jau susirašęs buvau. Dabar tik tai pasakysiu, jeigu jum iš viso įdomu. 438 yra parduoti. Čia šarti labai nenoriu, nes čia ir su viskom. Va čia va tiek va. Rašyta. Va, visur pildyta, supildyta, perpildyta. Tai va, 438. Daugiausia parduota Audi, antrą vietą Peugeot, trečią vietą Ford. Va čia pas mus šeikštelės. Blogiausias rezultatas, kad ir kaip bebūtų keista, ar mašinos tos buvo brangesnės, ar kaip, ar kitaip, ar anaip, bet blogiausiai parduodama čia pas mus buvo Mercedes. Nežinau kodėl, bet kažkodėl taip. Jo, Audi 1 vietą, Peugeot 2, Ford 3. Daug tų Fordų, Mondeo, Galaxy, visokių S-Maxų, Focusų ir tikrai nemažai. Audi tai va A6, A4, vienokia ar kitokia taudinė, bet lietuvių mėgstamas automobilis. Ir dar mėgstamas automobilis lietuvių Peugeotas, nes Peugeotų irgi visokių nuo 308 iki... Va. Taip. Toliau. Blogiausia primečiau Mersas. Mersai nežinau kiek. 2-3 vienetai per visus metus. Pirmas automobilis, kurį pardavėm šiemet iš čia, buvo Renault Master. Jo.
Buvo Renault Master su kuzaviuku. Pats pirmas, kuris parsidavė iš čia. Kiek buvo tokių grąžintinų automobilių, nebuvo nei vieno tokio, kad va, pasimkit, nebevažiuoja. Visada tarėmės. Buvo tokių niuansų, tokių visokių gedimų, tokių visokių dalykų, kur išlenda kitą dieną, kur išlenda po 3 dienų. Bet visi tokie praktiškai, vat, kad mašina stovi, pastatyta, 2 mėnesiai. 3 mėnesiai būna stovi, nekurta, nejudinta. Tai vat, čia tikriausiai dėl to paskui išvažiuoja, atsiranda, tai buvo ABS lemputė užsidegė, kaladėlių lemputė užsidegė, buvo rankinis pastrigęs, kas dar buvo iš tų tokių dalykų, suvedimą buvo žmogus nuvažiavęs pasidaryti, kažkoks ten guolės gale, kliu buvo. Tokių smulkmenėlių tai tikrai buvo ir tikrai tarėmės, kalbamės ir tai vat, iš 438 automobilių beveik 300 išvažiavo išsimokėtinai. Jeigu tiksliai 299. Tai o ko čia stebėtis? Ko čia stebėtis? Ir aš čia tame nieko tikrai nematau blogo, jeigu tvarkingas žmogus, neturintis antstolių, neturintis skolų, gaunantis normalią algą, pastovią algą, sakykim, gal taip, pastovią. Nes buvo žmonės ir pensiją gaunantis ėmė, buvo žmonės ir invalidumą gaunantis ėmė automobilį išsimokėtinai. Sutikit, iš to susitaupytai tikrai nėra kažkas, o palūkanos skolų ir antstolių neturinčiam žmogui tikrai yra labai nedidelės. Tikrai. Tai va, pakalbėsim dar apie viską truputį vėliau, o dabar lėkiam, nes 10 valandą susitariau atiduoti, dabar 9:17, tai reikia važiuoti, pravalyti. Greitai sukaus, apsisukau, sutvarkiau, gražu. Aišku, galima taip atiduoti, bet kažkaip nemalonu, čia taip pasiėmiau, taip, šiaip. O jeigu kažkas iš jūsų čia Šiauliuose norit mikrą, krovininį, keleivinį, tokį miniveną didesnį, tai daugiau žmonių, kad važiuotai, parašykit man, duosiu kontaktą. Pas juos pasirinkti yra iš ko ir tos mašinos nenuperstos. Tikrai važiuoja gerai, problemų jokių nėra. Jau ne vieną kartą mes jau ir ėmėmės ir viskas greitai, paprastai, be jokių nesąmonių ir likom patenkinti. Imsim ir ateityje, būtinai. O dabar įlipti. Vėl priminsiu. Vat žalti. O tai. Va. Autobusiukas. Gerai. Viskas, dabar jau varysim atiduoti. Ir pasimsim kėdį. Kaip džiugu į savo rogės iššokti. Viskas, varom į darbus. Parlekiam. Eisim dabar vieną mašiną išvaryti žmogus. Aš čia noriu pasimti. Taip, Volvikė S-Šiam. Ten stovi. Ką mums ten reikia, Chryslerį patraukti. Kokia čia dar?
Peugeot 3008, Chryslerį ir Hyundai Kona. Jo, 3 mašinikės. Pasivarom ir ištrauksim. Koks nemalonus vėjas. Jo, eisim mašiniuką apžiūrėti. Ką aš čia ne tos mašinos raktus pasiėmiau. Ai, rimtai, ne tos. Reikia pasimt tos. Nam pažiūrėsim, ką tik pasistatėm, o tokį Peugeot'ą 207. 27 metų. Žydriuką, spalvikė. Gerai. Šokam pažiūrėti. Šišarės tai tokių smulkių visokių dalykiukų. Padangas, aišku, geras, su šipai žieminės. Na čia benziniukas. Tokį moterišką, sakyčiau, mašinikė. Spragint spalva elektrinė. Perliukas. Jo. 220 rida. Gal pažiūrėkim. Pradžių čia. 27 metų. 1.4, šiam 5 kW benzas, mechaninė, 220 rida. 2000 euruko. Pasikurkim. Ir pakalbėsim. Brūkšt. Va. Risk of ice. Ok. Oil ok. Nu ką, medžiaginis saloniukas, priekiniai langai elektriniai, galiniai ne visai elektriniai. Paprasta mašinytė, paprasta benzininė mašinytė, magiukas, kondicionierius yra, 5 bėgiukai. Miego trūkumas. Ir dar kas įdomu, yra šildomos sėdynės priekinės. Nu ką čia, apie tą mašiną dar papasakot. Jo, galia langai va taip. Galia sėdėti yra visai įmanoma. Tiek čia vietos, tiek čia va. Nu taip, vidutiniškai. Nėra mažai, nėra daug. Motoriukas dirba tyliai. Kas bagažiniai? Bagažinė irgi tokį, sakyčiau, vidutinė. Yra net kituose crossoveriuose mažesnės bagažinės negu pas šito 207. Paprasti lempukai. Taip, ką žinau, nėra gal nusenęs tas modeliukas. Šiaip pravažiavau, techniškai atrodo viskas kaip ir gerai su jie. Senkabos ne barška, ne bilda. Važiuoja, vairiukas lengvai labai sukinėjęs. Tikrai va tokia moteriškinė mašinėlė. Už tokią kainelę. Ką žinau, gal kažkam bus įdomu visai. Tai va, einam pasipaveiksluoti, įmest skelbimuką ir patiktokint. Pum. Einam toliau žiūrėtis. Peugeot'ą dar vieną gavom automatą. Nesakau, keli buvo. Vienas parduotas, už kitą rankpinigiai palikti išvažiuos. Dabar dar pasistatėm tokią Audi A6 C7 sedaniuką. Juoda, benzinas, 2 litrai benzas. Automatas. Vaizdas gražus, padangos žieminės. Technikiniai nauji, viskas veikia. Odinis saloniukas. Viskas čia gražu. Sėdynės atmintim, akla zona. Taip. 14 metų, 2 litrai, 102 kW, benzas, automatas, 152 rida. 11 500 kaina. Gerai, dedam lapą, kūrėmės, keilesas yra, klimatukas,
didelis telikiukas. Prisisukam radijikę. Tai 152 rida. Nu, prašau, liukas yra, juodas odinis saloniukas, kvatrinė, visi 4 varomi. O, 2 litrai benzinas, visi 4 varomi. Sakyčiau, neblogas variantas, ir autopilotai, ir lapkikės ant vairiuko, ir, nu, va, navigacija, viskas veikia, viskas gražu. Ką? Šokame galą pasižiūrėti, kaip čia gali. Sėdinikė šildomos. Nu, viskas čia gerai su ta mašina. Ką žinau, juoda perlo spalvikė. O, galia šildomos sėdynės. Galia, nu jau žinot, Audi jau va, tikrai vietos nepagailėta. Sedanė čia viskas gerai, viskas tvarkoj. Muzonas groja gerai. Taip. Ką čia dar mes turim? LED lempos. Galia kamera. O. Bagažinė. Belenkokia dydžio. Gili, didelė. Atsarginis ratukas. O, visas komplektukas, tas, kas priklauso prie mašinos. Parkai. Galia, parkai priekį, ksenonai, lempotų plovimai, kritulių daviklis. Žodžiu, graži mašinikė. 2 rakteliai. Gerai, einam mes ją susipaveiksluoti ir įmest skelbimuką. O mes į šiaurę dumsim, O, sningas, sniegas. Pirmą šių metų darbo dieną. Reikėjo dabar apsnigt, dar naktį pašals, apšals. Žodžiu. Ir vėl Peugeot 3008. Einami dalykai. Einami, nu kaip einami. Lietuvių labai mėgstami. Kas čia dabar? Nebekvep. Ką žinau. Nu mėgsta lietuviai šitos automobiliukus. Tikrai mėgsta. Ir čia va. O, kas čia dabar? Gerai, kita rakta. O. 3 raktai. Neaišku, kas čia veik, kas čia neveik. Ką čia? Serviza kažkokios knygos. Čia kažkokių dalykėlių. Kas čia da gera. Medžiaginis saloniukas. Nu, kaip standartiškai pas juos. Kapuotas vairas, navigacijos. 126 rida. 126 tūkstančių ženklų atpažinimas, linijų palaikymas. Langai elektriniai, automatukas. Valytuvų palaikymas. Švarių langų palaikymas. Jo, kaip pasidaryti ant to langą, kad pūsta. Čia paspaudi ir pučia. Ir mes jį varomės pasistatysim truputį. Kitur. Rankinis. Čia šiukšlikių kažkokiu. Nu kas čia dabar? Nesuvėžinsim gal kažko, nes per galinį langą nelabai matos. Parkai yra. Prieki galia parkai. Kur čia mes važiuojam aplamai? A, viskas ok. Jo. Parkotronikai ir prieki ir gale. Šiaip nežinau, va, čia kas iš mūsų pirkė yra. Ir šiaip visi kiti, tai tos mašinytės visai patogios. Gerai važiuojas. Patogios, eksploatuojas, sėdėt patogus, sėdynės minkštos, aukščiau sėdi, nu toks crosoveriukas. Tai va, nu ką, eisim kažkaip susipaveiksluoti, nors miške apsnigus, bet ką daryti? Dirbti tai reikia. Nu viskas, kaip bebūtų, susipatkinau, lapas atspausdintas,
Rakteliai 3. Žodžiu, paruoštas pardavimui. Kaina jo 20 metų. 1.5 dizelis, automatas 126 rida ir kaina jo lygiai 14. Lygiai. Šiaip gražiai visai atrodo. Ir važiuoja, jau nesu vienu pravažiavęs ir važiuoja gerai ir kainos kokybės santykis tikrai atitinka. Paimkit kitą markę modelį 20 metų mašiną. Kaina biškutė didesnė, ne? Nu, ne biškutė kai kurių. Ką žinau, kaip kam ko reikia. Visi skirtingi, visiems skirtingų mašinų reikia. Gerai, einame namuką. Nu, draugužiai, va, Audi A6 bus pirmas automobilis, dar kaip sutapimas, balta mašina. Pirmas automobilis parduotas šiemet. Skaičiuokit, jūs skaičiuosim kartu visi. Biškai dabar patrauksiu tą Audi A5 Sportbacką, kad galėtumėm išvažiuoti su A6. O taip, keista kažkaip atrodo, daug kas dar baliavoja. O čia va, pas mumis veiksmas vyksta. Dirbam išsijuose, Jėzus Marija. Nu ką, ir vėl prasidės Audi. Pernai daugiausia Audi, šiemet daugiausia Audi. Bet čia, aišku, dar ir dėl to, kad kaip bebūtų, Audi proporcingai pagal automobilių kiekį jų daug yra. Nėra ko stebėtis, kad ne kokių Alfa Romeo Audi. Ko čia stebėtis? Bet vat, nu, keista, kad ne Volkswagenų. Kažkaip tie Volkswagenai irgi mėgstama, bet ne Volkswagenai pirmą vietą įmė. Va, pupt. Graži mašina, negraži. Po sukiukai bėgantis, sėdėla. Kas ten dabar atsitiko, vyrai? Ko šūkaujat? Kažkokia avarija, kažkas tai bus. Nusikiša kanalizacija kažkam po naujų metų. Kažkas bus. Tai va, tokie va reikalai. Einam formintis ir išleisim pirkėją su pardavėju į regitrą. Snyguriuoja, va jau lempa įsijungia. Jis blemba nuvijas, nutraukia laiduką nuo varveklio. Gaidosas. Tai dabar, nu ką, šventės kaip ir baigęs, reiks nuimti. O sutvarkėm jo pagaliau tą Audi A6 C7. Išvažiavo žmonės į regitrą susitvarkyti, prisiregistruoti, grįš ir žmogus sakė, rytoj aš ją pasimsiu iš mūsų. Tai va, laukiu kada grįš. Daugiau tai čia viskas taip kaip buvę, jo, kainelę sudėjom visur. Lemba pežiukų, užmiršau kainą atnešti padėti. Reikės eiti. Ai ne, šitas juk parduotas. Jau maišaus aš tarp jų. Va, šitam. Su visai tos pačios spalvos net. Gerai. Žiemą atėjo, rodo naktį biškį pašals. Bet kažkaip į savaitės galą, kitą savaitę vėl rodo pliusą. Tai dzin. Tai va, tiek va reikaliukų kol kas. Lauksim kol grįž. Nu va ir sutemė. Darbo diena buvo turininga. Sakyčiau labai. Pežiukas 3008 mechaninės išvažiavo. Nu čia kur žmonės buvo rankpinigius jau palikę už jį. Jau išvažiavo, viskas. Nebėra. Ir Audi A6 irgi jau žmogus nupirko. Šiąnakt išnakvos pas mumis, o rytoj važiuos pasimti. Tai va.
irgi tiek. Nauji metai, nauji darbai. Pirma mašinėlė Audi A6 C7 šiemet. Nu ką, o mes tvarkomės, įjungiam krauti radijuką, paliekam. Čia padėkliuką po švenčių. Reikia nepamiršti pasimti, susidėti darbo įrankius į krūvą, pasimti su savimi. Tai va, taip prasidėjo 25 metai. Ruošiamės. Dabar jau yra lygiai 17 valandų, laukia -2, viskas apšalia, mašinos apšalia, apsniga apšalia. Nežinau, kaip čia rytoj bus, rytoj biški pliusiuką rodo, tai gal nutirps, atitirps. Ir realiai žmogus atvažiavo tą Audelę, tai prieš pat švenčių išvakarėse buvo atvaryta į pardavimą, tai kas čia? Dieną, 2, nu, sausio 1 nedirbam. Tai va, gera metų pradžia, labai gera, kad tik taip kiekvieną dieną būtų jėga. Kaip apšalims, džiauru. Nenormaliai. Ir kas blogiausia, kad... Ai, neprišalė valytuvą. Kas blogiausia, kad kėdžiai to valytuvą neina atlenkti, biškį pajudinti, nes jis čia po kapotu pasidėjo. Atšokė būtų neprišalė, bet ciklas priekinis tai storai. Tai žodžiu taip, ką lauksiu, kol nutirps, o tada lėksiu. O mes, brangieji, susitiksime rytoj vakare. Jeigu jau pažiūrėjot, nepamirškit paprenumeruoti, nepamirškit uždėti laiką, parašyti komentarą ir čiau, iki, gražaus jums irgi vakaro ir gražios rytojaus dienos. Iki.